Labą dieną. Ta sekundė. Klausyk, kad aš į Druskininkus čia važiuoju, čia? Taip, čia važiuosit tiesiai, tada davažiuosit miestelį Seirijai. Jo, Seirijos. Ir turėtų būti netgi ir ženklas, paskui kažkur tą miestelį, į kairę pro juos ir Druskininkus. Supračiau. Na tai ką, sveiki visi. Kas matė mano praeitų video, mano vardas Tomas. Susirinkau motociklą iš Amerikos, susitvarkiau Honda VTX 1800C ir su juo ketinu apvažiuoti Lietuvą, nesinaudodamas GPS. Tai tiek. Išvažiavau šiandien iš Kauno, norėjau išvažiuoti 8 ryto, išvažiavau tik tai 10, dabar yra 10:30. Tai truputėlį vėlavau, nes lyjo, nenorėjau gadinti įrangos, bet ant pačią galą prisiverčiau ir per tą Lietuvą važiuoti, kadangi nenoriu labai atsilikti. Šiandien planas yra iš Kauno pasiekti Druskininkus, nuo Druskininkus sukti link Varėnos ir žiūrėsim, kiek gausis apvažiuoti. Šiaip norėčiau per dieną apvažiuoti bent jau ketvirtadalį Lietuvos. Ar gausis? Gal gausis, gal nesigaus, nežinau. Tai va. Ir tiek, dabar esame netoli Šventos. Tai, kaip ir sakiau, nefilmavau, bet manau nieko per daug ir nepraradot, kadangi turėjom tikrai blogą kelią, turėjom lietingą kelią. Tai tiek. O dabar, manau, sėdam ant moco ir pradedam tą mūsų kelionę, per kurią išbandysim šitą motociklą, pabandysim truputėlį pailsėti, nepasiklyst. Ir tiek, tai jeigu jau įsijungiat, palinkėsiu gero žiūrėjimo. O aš bandau keliauti. Tai žiūrim toliau ir važiuojam. Ką, privažiavom Prienus. Čia jau biškai geresnis kelias turėtų būti. Iki Alytaus 36 km. Gerai, tai tik kad pravažiavom Prienus, važiavom link Alytaus. Tikiuosi girdit mane, nes šiaip iš tikrųjų tikrai yra ganėtinai vėjuota. Ir plius pas mane tas tarpelis dabar yra. Tai nežinau, kiek girdėsiu su jum. Ir blogiausia tai, kad tai pamatysiu tik vakare, kada montuosiu video. Nenoriu, kad kažkas įsižeistų ar kažkas tokio. Bet Prienai iš tikrųjų mano galva tai yra vienas iš gražiausių miestelių. Ir jeigu man kažkada reikėtų kraustytis kažkur iš Kauno į mažiau apgyventą vietovę, tai rinkčiaus Prienus. Tikrai nuostabus miestelis. Viskas yra sportai, baseinai, Nemunas, miestas, kavinės. Viskas, ko reikia. Tai tikrai šaunuoliai Prienai, kad jūs tokie. Klausyk, kad aš į Druskininkus čia važiuoju, čia? Taip, čia važiuosit tiesiai, tada davažiuosit miestelį Seirijai. Jo, Seirijos. Ir turėtų būti netgi ir ženklas, paskui kažkur tą miestelį, į kairę pro juos ir Druskininkus. Supračiau. Be jokių pykčių, be nieko. Va, važiuokit Seirijai, pip. Viską su šipsenėlė. Iškart man šipsenėlė, va, kai va, taip va, pareigūnai sustabdė. Tai va, bet gerai, kad važiuoju tą pusę, nes iš tikrųjų jau pradėjau šikti. Ir vėlgi, tikrai žinau, kad į tank važiuoju. Aišku, naudojuosi, žiūriu ir azimutą plius minus. Jau pasiklydau jaučiu. Druskininkai. Šiaurė. Tarkim, plius minus tenai. Žodžiu, man reikia Marcinkonių, Merkinė, Tinka, Grūtas, Važiolė, Kabeliai, Varė. Gerai. Negražiai biškį plankstysiu, bet patogiau bus sekantį kartą simt. Padarau poros minučių pertrauką ir jaučiu, reikia bandyti ieškoti mūsų išvažiavimo iš tų Druskininkų.
Pylėm kurą, pažiūrėjom biškį melodramą vietinę, kai, na žodžiu, šia moteris iš degalinės susinervavus, tas pipsina, kad nori irgi kurą piltis, ta ten koliojasi, fotkina. Žinau, aš irgi pats dažnai skubantis, atrodo, bet nesame mes vieni. Ir nors ir skubi, dažnai, reikėtų, manau, pagalvoti ir apie kitą. Tikrai nesunku yra pavažiuoti truputėlį toliau, jeigu sugalvoju ten kokias kavas. Aš pats pasistačiau antrą kartą, jau kavas pasidariau ir nieko netrukdžiau. Ir nežinau, nesame mes vieni. Tai tikiu, kad pačiam nėra smagu laukti, sėdėti ir nervuotis, tai padarai, kad ir kitam taip nebūtų. Tai va, o ką aš išvažiuoju, apsuku žiedą, grįžtu atgal į kairę pusę, važiuosim link Varėnos, nes kaip jau yra aišku, kur reikia važiuoti. Važiuosim link Varėnos ir bandysim Varėnoj susirasti parduotuvę, apsipirksim kažko nemniuko. Gerai, man reikia į Maksimą. Nediskriminuoju parduotuvę, bet noriu į Maksimą. Nes turiu sumastęs visai fainą pietukų reikalą. Alytus, Matuizas, Eišiškės. Viskas, nieko čia nereikia stoti. Aš čia tą kelią šiaip mintinai žinau. Iš tikrųjų. Čia man kaip 2x2. Gerai, tai viską susirašiau. Maksimui pasiėmiau druskos ir pipiriukų mišinį. Tada pasiėmėm kumpio kepsnį jautienos ir kiaušinukų. Tai, nežinau, toks labai baltyminė gal bus, labai baltyminiai pietus bus, bet turėtų būti visai okei. Dabar būtų gerai neapsiplikit. Uikt. Išakytės. Kur dėta padelį dabar? Kol sviestas pratirps, pasimacavosim kepsnį. Pliaugi, gerai. Kepsnį pasibarstom, druskytę su pipiriukais, negailim, pasibarstam, leidžiam pastovėti, per tą laiką įkaitinam mūsų sviestuką vėl, pasimažinam ugnį, pradėjau montuoti, kas nėra gerai. Gerai, kas liečia vartymą, tai nesu aš tas, kur ten yra kažkoks laikas, kiek kartų gali pervesti ir panašiai. Tikrai ne. Jau turim visai gražiai pakepusi. Porą minučių pakepsim, to tikrai užteks. Nėra, kad mėgčiau perkeptą, tai tiesiog pasistengsim ir neperkepti. Ir viskas. Kiek sunkoka reguliuoti kepimą, kaitra mūsų, bet manau viskas ok. Gerai, pakepėm čia kokias 3 minutės maždaug tą kepsnį. Galime jį out. Tai gal jisai dabar biškį pastovi. Dar truputį pipiriukų ir druskytas ant kiaušinio. Dar lengvai ant kepsnio. Ir that's it. Then you have it. Galiu aš kiekvieną kartą mėsos įsidėjom. Nu, arbata tai tokia arbatos pavadinimą tik tais. Gerai, visam šitam reikalui. Nu, net nedaus skaičių 10 iš 10 ir taip. Nieko geriau nebūčiau sugalvojęs.
ir labai nesigailiu, kad sugalvau. Gerai, apsitvarkau, susidedu, damušu arbatytę ir keliaujam toliau. Senoji Varėna, prasukom per Varėną. Dabar esam pakeliui į Eišiškės. Barčių dar nepravažiavom, tai kažkur va čia esam. Ir šiandien ką aš noriu padaryti, tai pasiekti Šalčininkus. Ir gal netgi kažkur tai iki Nemenčinės gal išeiti tada važiuoti. Susipakau. Kaip ir aišku, palei Vilnių ten irgi plius minus orientuojasi, tai pravažiuoti Vilnių, manau, problemų nebus. Oi, tu kaip gerai atrodo. Biški buvo padarinių čia matyti per audrą kažkokią. Oi, tu savo. O. Geras kelias, žiūrėjau. Na jo, į Šalčininkus. O po tai turgelius bandyti. Tai gerai, aš čia važiuoju, Šalčininkus man reikia. Ai, blema, tai. Na, vat kažkaip bijau nusukti, iš tikrųjų, iš tos baimės ir nenusuku, gal ir gerai, bet jau mažiau kontentą. Ką čia sakys, mintinai keliu, žinai, tai čia pravažiuoja visur. Nežinau, šitą mintinai keliu. Žodžiu, išjungiau kamerą netyčia. Blemba. Na čia muitinė yra. Pasiklydo. Žodžiu, pasiklydo. Gerai. Laikas biškį pailsim savo bandas. Gerai, žiūrim, kur aš čia grybauju. Ne, va, gerai, turgeliai. Blemba, taigi mačiau ženklą. Ai, tu savo. Nu tai jo, nu. Tai gerai, tai dabar turgeliais, tada iš čia išvažiuosiu. Gerai. Kelią dar turiu bent porai valandų. Šiandien dar sumontuoti ir įkelt. Tikiuosi spėsiu. Gerai, tai galvau pažiūrėsiu viešbutaną, kol ilsėjausi. Esmė tokia, kad radau tik tai Skaidiškėse. Tai, žodžiu, reikės dabar nusukinėti link Rudamintos po Turgelių kaimo. Link Rudamintos ir tada į Skaidiškes važiuoti. Nes sekanti vieta, kur galėčiau apsistoti, nežinau, ten 100 kilometrų, į patį Vilnių nenoriu lysti. Tai dėja, bet teks truputėlį šiandien anksčiau sustoti. Na vėlgi, dabar jau yra po 5:07. Tai kol sudėtinsiu video, kol viską, jau 8 bandysiu kelt 9. Nu dar poilsis, nu gal ir gerai, nu nežinau. 6 kilai dar liko ir viskas. Ir ieškosim viešbutano. Eisim redaguoti vidosiką ir melstis, kad turėsit gerą garsą. Gerai, tai susivedžiau savo viešbutuko adresą į laikrodį. Šiaip plius minus tai turėčiau gal ir be jo nuvažiuoti. 4 minutės kelio, 1,600 km. Ne kosmosas, porą tų posūkių. Tai stengsis nenaudot, bet jeigu prireiks, tai užmėsiu akį. Gerai, tai kol kelia medžiagą iš Action 6 kameros, truputėlį papasakosiu apie šiandien. Tai šiandien nuo Kauno pasileidom iki Druskininkų link Varėnos, tada link Lietuvos apendicito ir atvažiavom iki čia. Čia viskas labai nuostabu, žiauriai fainai priėmė savininkai mane, įsinuomavau kambarį, apartamentus tikriausiai. Žodžiu, kieme antri apartamentai, parodysiu truputėlį. Tai
Einam, miegamai parodysim. Žiūrėkit. Bats. Tikrai faini. Faini, žiauri apartamentai. Sakė, 1 metus dar tik tais paleidę. Darbinis kambarys. Nice. Tada turim virtuvytę, staliukas, ant kurio pavalgyti, na ir aišku, dušenzai tolentai. Tai va, tai tikrai rekomenduoju, parašysiu čia kažkur jų pavadinimą. Ir tiek, rytojus planas yra pasiekti Biržus. Šiandien dar labai noriu jums spėti įkelt video, jį reikia suredaguoti, įkelti į YouTube ir paleisti. Dabar yra po 7:12, ar gausis, nežinau. Ir dar negirdėjau nei vieno garso video. Tai labai tikiuosi, kad bus geras garsas, nes vėlgi vėjas ten per tą skaidelį pūtė, visą kitą, tai nežinau kaip gausis. Na bet, tikėkimės geriausio, o matysim kaip bus. Ir tiek, tai va, o dėl rytojus planas jo, į Biržus nuvažiuoti, iki Biržų nuvažiuoti, gal truputėlį daugiau gausis, ir tada poryt iki jūros, ir tada vėl iki Druskininkų ir į viršų. Nežinau, gal per daug čia užsimojau, gal šiandien tiesiog per daug užsimojau, biškį nuovargis jau jaučiasi, bet šiaip visai patinka man šitą kelionę. Tai va, tai tiek tokios tokelės. Einu tvarkyti medžiagą. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskite subscribe, palaikinkite tą video, parašykite komentaruose, nesvarbu, bet ką, pasiūlymus, kur nuvažiuot, nuomonės apie kontentą. Vėlgi tai naujas video formatas, kurį bandau, pats dar mokinuosi, tai tikrai rašykit pasiūlymus, kas blogai, kas gerai, viską rašykit. Ir tiek. Tai ačiū. Like, subscribe, comment ir iki kitų kartų, iki rytojaus. Čiau, chebra.